Šiandien mes esame chirurgijos klinikoje Nord Clinic, kur kartu su tarptautiniu implantų gamintoju Polytech yra pristatomos krūtų estetikos, inovacijos ir tendencijos. Grožis ir medicina eina kartu koja kojan. Ir labai smagu, kad technologinės naujovės leidžia mums pasiekti pačių efektyviausių rezultatų. Kas yra naujo būtent krūtų implantų srityje ir kaip jūs parenkate vienai ar kitai pacientai tam tikrus implantus? Tai turbūt didžiausia naujovė yra tai, kad yra labai ta plati gama. Ir mes ir šiandien matom, kiek jų yra išdėliota ant stalo. Tai reiškia, tas visas pasirinkimas yra galimas ir šiai dienai chirurgas gali rinktis iš labai plačios gamos implantų. Ir kiekvienas implantas turbūt turi savo vietą ir savo tą pritaikomumą. Matuojasi, klausi lūkesčius, ar moteris yra aktyvi, ko jinai iš tikrųjų nori, kaip ta krūtinė turėtų atrodyti ir pagal tai sprendi, koksai, sakykime, implantas ar kitas gydymo būdas jai yra geriausias, kad gauti tą gražią krūtinę. Etapai yra konsultacija su chirurgu, su gydytoju, apsisprendimo kažkoks tai laikotarpis, galbūt dar viena konsultacija su kolega arba tuo pačiu chirurgu, tada jau sprendimas operacija ir pati operacija. Krūtų gydymas implantais užtrunka dažniausiai apie 40 minučių, tai pati operacija yra tikrai nedidelės apimties ir paskui sveikimo periodas, kuris vėl tas sumus periodas užtrunka savaitę, bet galutinį rezultatą mes turėsim tik tai už pusmečio, ir tada jau laikas, kai galima džiaugtis tuo kažkokiu pokyčiu. Ir tas laikas gali būti labai įvairus, keli metai, keliolika metų, tai priklauso vėl nuo įvairiausių dalykų ir ne tik nuo pačių implantų, bet ir nuo moters kūno, kaip jisai keičiasi per visą jos gyvenimą. Per 39 metus Polytech moto yra vienas raktas, netinka visoms spynoms. Taigi mūsų stiprybė yra galimybė rinktis ir pacientams, ir chirurgams. Ne visuomet krūtų estetikai koreguoti reikalingi implantai. Sakykite, kokios kitos alternatyvos ir kuomet yra jos labiau rekomenduotinos negu krūtų implantai? Bendrai kalbant apie krūtų estetiką, implantai tikrai naudojami ne visada. Daug dažniau, sakyčiau, mes apsieiname be implantų, nes moters krūtis, kad ir besikeičianti dėl įvairių amžinių pokyčių ar dėl kitų priežasčių, tokių kaip nėštumas, žindymas, jinai turi pakankamai savo audinį ir nemažai problemų galima išspręsti tiesiog manipuliuojant tos pačios krūties audiniu. Iš technologinio progreso pusės žiūrint, tai šiuo metu bandymų sukurti kažkokias alternatyvas ir išspręsti tas problemas yra daug, bet įsitvirtinusių rinkoje kaip efektyvių priemonių yra tik tai, sakykime, keletas. Ir vienas dažniausiai naudojamų metodų koreguoti krūties dydį, formą yra riebalų persodinimas, kai naudojami tos pačios pacientės riebalai, yra kai kurios regeneracinės medicinos metodikos taikomas, kai kamieninės ląstelės naudojamas, taip pat atjauninti ar pakeisti šiek tiek krūties formą. Ir aišku, daugiausiai lūkesčių yra susijęma su ateitim, su regeneracinė medicina. Ko gero labai svarbu, kad moteris vis dėlto įgytų arba atgautų pasitikėjimą savimi. Kaip mes ir kalbam, yra įvairių gyvenime situacijų. Arba amžius, arba nėštumas, gimdymas. Ir moteris kartais jaučiasi net ne savam kūne. Tai dėka medicinos, dėka technologijų, dėka progreso ir perspektyvių gydymo įstaigų mūsų moteris gali jaustis savimi. Taip, turbūt dėka drąsių moterų visų pirma.